Ši marketingo strategija buvo tokia galinga, kad šiandien laikoma viena labiausiai neetiškų istorijų. O tu ją matai kasdien socialiniuose tinkluose, tik niekas tau nepasako, kad tai. Aš esu Patrikas, marketingo specialistas ir šiandien papasakosiu istoriją, kurios universitetuose mokyti vengia. 1929 metai, New Yorkas. Didžiausia Amerikos tabako kompanija, American Tobacco, turi milijardinę problemą. Pusė rinkos jiems visiškai nepasiekiama. Moterys nerūko viešumoje, nes visuomenė tai laiko gėdingų poelgių. Kompanijos prezidentas George Hill nusprendžia šitą tabų reikia sulaužyti. Ir jis pasamdo vyrą vardu Edwards Bernays, Sigmundo Freudo sūnėną, žmogų, kuris vėliau bus pavadintas viešųjų ryšių tėvu. Bernays nedaro nė vienos reklamos. Vietoj to jis nueina pas psichoanalitiką Graham Brill ir užduoda vieną klausimą. Ką cigaretė reiškia moters pasąmonėje? Atsakymas – tai galios simbolis, vyrų privilegija. Ir tada Bernays sukuria planą. 1929 m. kovo 31, Velykų sekmadienis, New Yorko 5 Avenue, pats didžiausias metų paradas. Staiga parade pasirodo grupė jaunų elegantiškų moterų. Jos išsitraukė Lucky Strike cigaretės ir vienu metu jas užsidegė. O spauda jau iš anksto informuota. Bernays joms davęs ne cigaretės, jis davęs istoriją. Tai nerūkymas, tai protestas, tai laisvės fakelai, moters kova prieš vyrų priespaudą. Kitą rytą laikraščio antraštės visoje šalyje. Per keliarius metus moterų cigarečių vartojimas Amerikoje išauga daugiau nei 3 kartus. Bernays nepardavinėjo cigarečių, jis pardavinėjo tapatybę, laisvę, maištą ir lygybę. Ir būtent todėl tai veikia. Ir todėl veikia iki šiol. Jei tau buvo įdomu, pasek mane ir susimatysime kitame video.